Sveikos mielosios žuvys. Paklausim taro kortų, ką jūs nori pasakyti jums šiais beprasidedančiais žaliosios gyvatės metais, kurie prasideda sausio 28. Ir vasario mėnesis, kuriam aš dabar būriu, tai kaip ir naujas šių metų pirmas mėnesis. Nors nesvarbu, kada žiūrėsit, kad ir už 10 metų, kad ir bet katrą mėnesį žiūrėsit, tai bus mėnesis į priekį. Jeigu patiks būrimas, dėkit laikus, prenumeruokit, visada rasit mano tada įrašus ir visada galėsit būrimus pažiūrėti, ką aš pastoviai žaidžiu šitą savo paslaptingą ir įdomų žaidimą. Kas buvo, kas bus ir ko širdį nuraminsit. Papildysim šitom kiperkortom, vokiškom kiperkortom. Buvo šeima, buvo kažkokie santykiai, buvo kažkoks normalus gyvenimas nusistovėjęs. Kas bus? Šeima. Šeima svarbiausia, ką jūs turit. Šeima, ką jūs vertinat ir šeima, ką jūs dėl ko gyvenat. Jums svarbiausia žuvys yra santykiai, šeima, saugumas. Pažiūrėsim, ką dar jums gali pasakyti šitos kiperkortos. Žuvytėm, ką pasakys? Kažkas turit ligonį savo namuose, gal patys truputį turit problemų su sveikata. Yra problemos kažkokios žmogus, kuris turi sprendimus daryti ir turit labai išmintingą žmogų, kurio pagalba išspręsit visas finansinės problemas. Gal kažkas, kas šitų žmonių, kurie žiūri, susitvarkys savo namus, savo buitį, savo gyvenimą, gal atsiras ta ramybė ir namuose įsivyraus viskas, ko jums reikia, tai kažkokia likimo dovana. Linkiu jums tą dovaną gauti, kuo jų malonesnė. Ir kuo širdį nuraminsit. Nurimkit. Čia karsto korta rodo, kad reikia nurimti, reikia viską. Mirtis visada kažką keičia, pokyčiai kažkokie. Ir papildoma korta rodo, taip, pokyčiai, kažkur iškeliausit, kažkur išjudėsit, kažkas tai gyvenime jums gražaus. Ir jeigu esat liūdnas, kažko nepatenkintas savo gyvenimu, irgi kažką tai galima visada pakeisti. Ateis žmogus, kuris jūs mylės ir paguos ir priglaus. Jeigu ieškot, rasit. Nenustokit ieškoti, nenuleiskit rankų, nesvarbu kiek jums metų, kokio jūs amžiaus jums reikia, namų šilumos, jums reikia šeimos, jums reikia būti saugiem kažkur, turėti slėptuvą nuo viso pasaulio. Ta aš jums ir linkiu, mėlieji. Būkit sveiki, laimingi ir pakovokit už savo laimę. Jūs verti būti laimingi. Dėkuoju, kad esat su manim. Dėkuoju už laikus ir prenumeratas.